Kažkokios jau tyrėjas daro juos, gali eiti ir į teismą, arba eina, dažnai būna iki prisipažinimo einama, jau tada jau mato tie žmonės, kad jau viskas nėra kur dingti ir prisipažįsta. Paklausykite, kokius klausimus išgirdo Ūsas ir Stankūnaitė. Klausimas Laimutei Stankūnaitei. Ar žinote, kuriame iš butų jūsų dukra buvo seksualiai išnaudojama? Laimutės Stankūnaitės organizmas sureagavo išgirdus beveik visus atsakymų variantus. Jos motinos namuose, jos sesers Violetos namuose, Ūso namuose, išnuomotame bute, viešbutyje. Tuo metu Ūsas, paklaustas, ar žino, kuriame iš butų buvo tvirkinama mergaitė, taip pat reagavo itin audringai. Melo detektorius fiksavo jo kūno reakcijas į beveik visus atsakymo variantus. Draugų namuose, Frančesko namuose, išnuomotame bute, viešbutyje, kitoje vietoje. Įdomu tai, kad į prieš tai skambėjusį klausimą, kiek telefonų turėjo įtariamasis 2008 rudenį, Andrius Ūsas reaguoja ramiai. Specialistas nefiksuoja nei vienos reakcijos. Jeigu, tarkim, yra 5, 7 ar 10 klausimų ir visi jie susiję su tuo tariamu nusikaltimu, vienaip ar kitaip. Ir kai kur yra reakcija, kai kur nėra, bet iš esmės yra labai daug reakcijos. Ką tai rodo? Vėl sakau, vienareikšmiškai negalima pasakyti. Tai yra didelė tikimybė, ten, kur yra reakcijos, ir jeigu tai sutampa su žinomais faktais jau tyrėjams, tai galima iš to daryti išvadą, kad pagal tą reakcijų skaičių gali būti tik tai liudininkas. Tai yra, žinot kažką tai. Jo, žinot, bet už tai jis ne viską, ne visur reagavo. Galėjo būti bendrininkas. Iš tų klausimų sistemos mes galime nustatyti. Padėjėjas kažkoks tai. Arba vykdytojas. Toliau vykdytojai gali būti keli. Jų rolės gali būti vėl skirtingos. Vienas ten daugiau darė, kitas mažiau. Užtat atitinkamai pagal jų kategorijas, atitinkamai gali būti, jeigu bus keli žmonės pasodinti, tai reiškia gali būti skirtingas skaičius reakcijų į tuos klausimus. Jeigu žmogus sako tik tiesą, arba tai, ką jis žino, ar jūs fiksuosite reakcijas? Praktiškai jų nebus. Bus labai silpnos mažos, kurios bus vadinamos nereikšminėmis. Klausimas apie pinigus taip pat privertė gerokai pasinervinti abu tyriamuosius. Klausimas Laimutei Stankūnaitei. Kaip jums buvo atlyginta už dukters seksualinį tvirkinimą? Melo detektoriaus kreivė šovė aukštyn moteriai išgirdus šiuos atsakymų variantus. Buvo duoti pinigai, padovanoti daiktai, išnuomotas butas. Andrius Ūsas paklaustas, ar jis žino, kaip mergaitės motinai buvo atsilyginta už seksualinį dukters tvirkinimą, taip pat kaip ir Stankūnaitė susijaudino, išgirdę žodžius, buvo padovanoti daiktai ir išnuomotas butas. Tarkime, jūs pateikėte klausimą ir kokius 5 ar 6 ar 7 variantus atsakymą, ne? Ir jeigu žmogus reaguoja, tarkim, atsakydamas į kokius 3, 4, o kitus ne, ką tai rodo? Galimi variantai. Čia tokie atvejai gali būti, kai yra daug pavardžių, pavyzdžiui, ar vardų vardymą. Tai reiškia, gal keli asmenys dalyvavo. Tai vienas variantas. Kitas variantas yra, kaip pavyzdys, neseniai teisme buvau Šiauliuose. Tai ten kaip tik buvo reakcijos dėl smūgių peilių kiek. Buvo reakcija į kelis variantus. Bet tai paaiškinama labai paprastai. Tas žmogus, kuris, sakykime, smūgiavo peiliu, jisgi tuo metu neskaičiavo, kiek iš tikrųjų davė smūgių. Jis maždaug tiek, jis ir pats to abejoja. Jis žino, kad daug jų darė. Ir, pavyzdžiui, japonai nelabai rekomenduoja šitą klausimą duoti, bet aš manau, kad tam tikrą informaciją visiems duoda. Reiškia, smūgiavo? Jo, iš dalies galima tokį išvadą, bet čia jau sakau, tyrėjai turi dėti. Aš skaitau, kad šitos informacijos atsisakyti negalima. Klausykite toliau, tai dar ne viskas. Klausimas Laimutei Stankūnaitei. Kiek gavote pinigų už dukters seksualinį išnaudojimą? Melo detektorius fiksuoja daugybę reakcijų. 50 000 litų. 20 000 litų, 10 000 litų, 3 000 litų. Į atsakymą nieko negavote, Laimutė Stankūnaitė atsako taip. Bet ir tuomet jautraus prietaiso kreivė šauna aukštyn, o tai reiškia melą. Akivaizdu, kad galimai tvirkintos mergaitės mama gaudavo įvairias sumas pinigų. Klausimas Andriui Ūsui.
Ar atsimenate, kiek jūs 2008 metais tvirkinote mažamečių mergaičių? Prietaiso kreivė šoka aukštyn ūsų išgirdus, tvirkinau vieną mergaitę. Jei vyras niekada, nie baisiausiame košmare nėra pagalvojęs apie lytinės aistros tenkinimą su vaiku, negi jo pulsas padažnėtų tiek, kad specialistas drąsiai konstatuotų reakciją. Klausimas Laimutei Stankūnaitei. Ar žinote, kokie vyrai seksualiai išnaudojo jūsų dukterį? Išgirdusi vardus Franceskas, Aidas ir kiti vyrai, Laimutė Stankūnaitė akivaizdžiai susijaudina. Prietaisai fiksuoja reakcijas. Klausimas Andriui Ūsui. Ar žinote, kurie vyrai seksualiai tvirkino kitą mergaitę? Prietaiso kreivės tarsi pamišusios šoka aukštyn. Melo detektorius fiksuoja net 5 reakcijas. Deividas, Adolfas, Aidas, Franceskas ir kiti vyrai. Tokių ir panašių klausimų pagrindiniams pedofilijos skandalo herojams buvo užduota ir daugiau. Melo detektorius nepavargdamas fiksavo jų organizmų reakcijas. Viskas sutampa. Ir vieta, ir laikas. Viskas, ką pasakojo mergaitė. Prisimenate, ji juk pati parodė viešbutį, kuriame ją galimai prievartavo 3 iškrypėliai. Pasakojo, kad iš ūso gautus pinigus mama prie jos akių dėdavo į raudoną piniginę. Kaip ją ūsas maudė vonioje, vadindamas žalia žuvyte. Bet kodėl prokurorai neatsižvelgė į poligrafo parodymus? Kodėl nė žodeliu apie juos neužsiminė nutarime nutraukti ikiteisminį tyrimą? Galbūt tyrimo rezultatai, galintys iš pagrindų sudrebinti Stankūnaitės ir Ūso gynybinės pozicijas, nebuvo tokie, kokių reikėjo pareigūnams. Kaip ten bebūtų, skandalingusios bylos pabaiga dar toli ir mergaitės globėjai nesiruošia nuleisti rankų pusiaukelėje. Dar daugiau skandalingų faktų, dar daugiau šokiruojančios informacijos ir specialiųjų tyrimų. Lygiai po savaitės, kitą trečiadienį. Šiandien viskas. Iki.